Knyga Banzai. Ar tikrai šlapinotės per mokyklos langą? Čia buvo labai juokinga istorija. Visos juokingos istorijos apie panašius dalykus. Aš gal 3 klasiai pradėjau nepažangiai mokintis ir labiau nepažangiai negu kitose klasėse. Ir mane užrašė į tokią būdą prailgintą grupę. Baigėsi pamokos, moksleiviai valandą gauna laisvo laiko, žaidžia ten aplink mokyklą kieme, o po to ruošia namų darbus su mokytojos priežiūra ir kokią 6 valandą grįžta namo, kai paruošia namų darbus. Tai aš ten kelis mėnesius lankiau tą prailgintą grupę. Ir aišku, mokykloje kas yra smagiausia. Pasislėpi su draugu už suolo, mokytojai išeina, nepastebi jūsų ir užrakina klasėje. Ir klasė buvo 3 aukšte. Ir mes ten paišėm ten ant lentos šitos visus ten tos. Tuos. Rašėm kažką, trinėm ir taip toliau. Ir paskui prispaudė reikalas. Ir laiko dar iki to momento, kada ateis mokytojai ir atrakins, dar daug. O tai kabinete gėlių nebuvo? Ne, gėlių nebuvo. Buvo toksai, aš dabar galvoju, tai buvo toks šiltas pavasaris, kažkoks tai saulėta tokia diena. Ir aš taip kažkaip atidariau tą 3 aukšto langą, apsidairiau, o jis žiūrėjo ten į tokias, į kažkokią medžiai, ten, ta prasme, niekas manęs negalėjo matyti. Nu, aš tik kažkaip taip atsiklaupiau ant tos palangės ir varau. Ir žinai, kaip būna tas, kur jau tu galvoji, kada baigsis, ta prasme, iš kur tiek žmoguje vandens, žinai. Ir kažkaip aš pasižiūriu, ir ten apačioj stovi tą prailgintos grupės mokytoja. Ir jinai žiūri į viršų. Ir aš iš to pasimetimo aš šokau atgal. Ir apvariau visą palangę. Čia ne dabar buvo, man buvo tada 9 metai. Aš buvau mažas berniukas, nesupratau, ką darau. Ir aš pasižiūriu, matau, jinai apsisukinėja ir jau jinai ateina į kabinetą. Kažkaip reikia sutvarkyti šitą visą reikalą. Ir aš dairausi ir nėra nieko. Ta prasme, nei ten kokio skuduro ar kažko, nėra tiesiog. Ir žiūriu, ant kito lango guli toks gumulas popieriaus. Aš čiumpu tą popierių, viską išvalau greit, išmetu į šiukšlių dėžę, sėdžiu suole, knygą atsiverčiu. Ateina mokytoja. Sako, na ar gražu? Na ar gražu? Na, kraujas subėga į veidą, aišku, raudonas, visas, kažką. Nėra ką sakyti. Ir jinai taip kažkaip apžiūri tą palangę, vieną kitą. Ir sako, aš šiandien bufete nusipirkau bandelių. Kur jos? Jos buvo suviniotos į tokį papirinį maišą. Nežinau. Jinai pavaikšto po kabinetą, pažiūri į šiukšlių dėžę. Kodėl jūs jas išmetėt? Ar jinai ragavo jų? Noriu tikėti, kad ne. Nes vėliau jinai vis dar sveikinosi su manimi. Gal jau, bet matai kaip, vėlgi iš kitos pusės, jeigu jinai būtų suvalgius tas bandeles, jinai neprisipažintų. Dar galvoju.